Dievo baimė. Pagarbi viešpaties baimė yra išminties pradžia ir šventoji pažinimas yra įžvalga. Patarlių knyga, 9 skyrius, 10 eilutė. Tikėjimo kelio pradžioje dažnai lydi Dievo baimė. Jis parodo mums visas mūsų nuodėmes ir klaidas, visus netobulumus bei nuodėmes. Blogai. Už tai mūsų gali laukti tik amžinasis pasmerkimas. Vis dėlto yra malonės žodis: mano vaike, aš myliu tave, aš atleidžiu tau viską. Ir štai užsiliepsnoja vilties švieselė mumyse. Kai tik mes priimsime šią malonę ir atleidimą, pripažinsime jos galiojančiais, tuomet prasiverš džiaugsmo srovė. Širdis tuomet džiaugaus be galo. Džiaugsmas bus tikras ir nesibaigiantis. Visa apinanti Dievo meilė nugali bet kokią baimę. Koks geras yra mūsų viešpas. Visi nuogąstavimai ir Dievo baimė praeina, kuomet mes priimame jo malonę, bei teisingai jį regime. Tuomet iš nuogąstavimo ir baimės ateina šlovinamas ir meilė. Mes nesam tiesoje prieš Dievą, skaitydama knygas, žiūrėdami pamaldžius filmus, lankydama visas konferencijas ar mintinai besimokydami Bibliją. Taip pat ir joga, meditacijos, panardinimai, reikia kosminė energija, geros moralinės nuostatos, humaniškumas ir kiti dalykai mūsų neišgelbės. Tik šventojo pažinimas ves mus tolyn. Mes turime pažinti Dievą, visų gėrių dalykų tėvą. Mes turime pažinti jo sūnų Jėzų, Mesiją atpirkėją. Mes turime iš savo širdį pakviesti šventąją dvasią tam, kad taptume naujais žmonėmis. Kuomet pažįstu Dievą asmeniškai, tuomet atsitraukia bet kokią baimę. Tuomet į mano gyvenimą ateina įžvalga, kurios šiaip jau niekur nenusipirksi. Tikrai yra tas asmeninė bendrystė su tėvu, Jėzumi ir Dievo dvasia. Tuomet nurimsta klausimai, tuomet įžvalga yra šalia. Baimė sugrįžta į senąjį gyvenimą, paskatina mus išsigąsti savo nuodėmių. O mes trokštame naują gyvenimą. Mes norime gyventi su Dievu. Ir štai taip pilni baimės mes nusigręžiame nuo nuodėmių. Nebegalime meluoti ir apgauninėti, vogti ar platinti gandus bei rėpsti intrigas. Mes puikiai žinome, jog tuomet susilpnės mūsų ryšys su viešpačiu. Tuomet vėl užklups ir užvaldys tamsą. Ne, niekas to nenori. Dėl to būkime atidūs ir artimai glauskimės prie viešpatės. Dėkoju Jėzau, tu esi kelias, tiesa ir gyvenimas. Su tavimi praeina tamsa ir aš vėl galiu regėti tą tėvą. Taip ir turi būti, nenoriu kelio atgal. Dėkoju, tu esi mano padėjėjas, išgelbėtojas ir draugas. Amen.